Nu, labas. Sveiki. Kaip jautiesi? Gerai. Viskas gerai? Taip. Esi pasiruošus? Taip. Galim pradėti? Taip. Gerai, tuomet pradėsim. Gerai. Tai sveiki gerbiami žiūrovai, susitinkame dar vienoje laidoje iš arčiau. Ir šiandieną svečiuose mes turime Viltę. Labas, Viltė. Sveiki. Kaip tu, viskas gerai? Jo, viskas gerai. 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 Super. Tai pradžioje apšilimui pažaisime mūsų trumpą žaidimą ryšyje. Ant stalo yra kortelės, tai kviesiu tave dabar ištraukti kortelę ir užduoti klausimą, kuris tenai yra parašytas. Aš atsakysiu į tavo tą klausimą, tada aš ištrauksiu kortelę ir užduosiu klausimą tau. Gerai. Tada ištraukiu klausimą. Papasakok apie knygą arba filmą, kuris paliko stiprų įspūdį. Apie filmą. Tai toks vienas, mano turbūt jau pats mėgstamiausias filmas yra Interstellar, Tarp žvaigždžių, ne, ir visi tą žino. Ir kai pirmą kartą jį pamačiau, jis man paliko labai didžiulį įspūdį ir tokį nes paliko, kaip ir, sakykime, Avatarus, tas pats Jameso Cameron su mėlynais žmogeliais, nesu rodikliam tas, žinai, kur išeini į gatvę ir toks, kokie mes nuobodžiam pasaulį gyvename, ne, tarsi, ką tik buvau tokiam pasakiškam pasauliu, kosmosas gražu, žinai, ir toks išeini į gatvę, reikia nepamiršti mokesčių susimokėti. Toks žiaurus toks pareina. Tai Tarp žvaigždžių būtų Interstellar, man toks filmas, kuris man paliko patį didžiausią tokį turbūt įspūdį visom prasmėm, tiek filosofinė, vizualinė ir daug pamastymų. Gerai, einame pas tave dabar į svečius, kaip sakant, taip. Ar bėgai mokykloje iš pamokų? Ką veikdavai, kaip pabėgdavai? Kaip čia pasakyti, pabėgi iš pamokų. Nebūna to, kad aš bėgčiau iš pamokų, ypatingai jaunesnė, kai būdavau, pas mane tiesiog šeimoje yra toks mentalitetas, kad tu nebėgi nuo savo problemų, nebėgi nuo sunkių dalykų ir tiesiog su jais susitvarkai, kai yra tam tikras laikas. Tai kad bėgčiau iš pamokų, tarsi kažkaip racionaliai galvodama apie tai, tai nebūna taip. Taip. Labai gerai. Super, apšylam, jautiesi gerai? Ja. Galim pradėti? Taip. Gerai, tai dabar žiūrėk, užduosiu tau keletą klausimų ir mes labai norime išgirsti tavo nuoširdžius atsakymus. Gerai. Atvirai ir paprastai, Viltė. Papasakok, kas tu esi, kas yra Viltė, ką Viltė veikia laisvalaikiu, kas jin tokia? Aš esu šitos mokyklos mokinė, norėčiau pradėti nuo to, ko čia yra su ypatinga. Iš tikrųjų esu menininkė, tiesiog kūrybiška asmenybė, mėgstu įvairias meno rūšis, šokį, dailę, labai mėgstu tapyti, siūti, mėgstu dizainą, taip pat mėgstu lipdyti, šeimoje toksai pomėgis atsirado. Ir greičiausiai toks vienas iš pagrindinių mano unikalumų, kad nuo vaikystės iki šiol labai noriu namuose auginti delfinų. Delfinų? Taip, namuose. Aš labai noriu namuose pastatyti baseiną ir auginti delfiną. Sakiau, delfinui baseino užteks, ne? Ne, žinoma, kad neužteks, bet kai buvau mažytė, labai norėdavau ir tai tikrai vizualiai įsivaizduodavau, kad auginsiu namuose delfiną. Bet aš kaip suprantu, nepraėjo dar tas noras. Ne, aš kažkaip, nežinau, aš lygiai taip pat kaip su žirgais, tai taip ir su delfinais jaučiu kažkokį išskirtinį ryšį, man čia gyvūnai yra ypatingi, jie kažkokie, kiek sielos draugai tokie yra, taip. Tai va. Super. Minėjai, kad domies dizainu. Kokiu dizainu? Mados dizainu. Mados dizainu. Taip. Na? O gal gali papasakot, kas tave paskatino domėtis apskritai mados dizainu? Aš šiaip iš tikrųjų nuo ankstyvos jaunystės labai mėgstu galvoti apie tai, kuo aš būsiu, kai aš užaugsiu. Ir visą laiką keliu savo tokius klausimus ir dažnai nervuojuos dėl to. Ir šiaip per gyvenimą labai daug kilo įvairių idėjų, kuo tapti, kuo būti, ko siekti. Iš pradžių iš vis norėjau būti gydytoja, tada norėjau būti architektė. Galvojau, kad apsistosiu ties interjero dizainerė specialybė, bet galiausiai supratau, kad mane labiausiai traukia mados dizainas, nes tai yra tokia, mano manymu, spalvingiausia ir tokia labai įvairi sritis, kur tu visą laiką gali kažkaip persikvalifikuoti, visą laiką gali būti kažkuo įdomiau. Tai tiesiog, kai supratau, kad mane būtent šitas sritis domino, aš pradėjau tiek istorinę prasme domėtis, tiek
visokias žiūrėti mados kolekcijas, jas analizuoti, piešti savo visokius kūrinius daryti. Tai va. Tai tiesiog toks nuolatinės savęs paieškos mane paskatino tai tuo domėtis. Ir kaip suprantu, tu nori savo karjerą su tuo sieti, taip? Taip. Būtent su mados dizainu tu nori kurti kažkokius dizainus ar ką daryti? Aš tiesiog noriu būti madoje. Aš tiesiog noriu būti šitoje srityje, dar nesu išsigryninus tiksliai, kuo noriu tapti, būtent kuria detalė va šito viso dalyko, bet tikrai žinau, kad siesiu savo ateitį su mada, su tiesiog visokiais mados projektais. O natūraliai kyla klausimas, ar tai yra sritis, kurioje lengva siekti karjeros, ar galbūt tai kaip tik tokia sritis, kurioje reikia labai daug dirbti, labai daug stengtis, nes yra didžiulė konkurencija? Aš manau, kad visos karjeros sritis yra tikrai labai pakankamai sunkios ir kiekviena sritis kelia iššūkių, bet manau, kad prieš siekiant kažkokio tikslo, tu turi savo atsakyti keletą klausimų, turi suprasti, kad jeigu tu nesi pasiryžęs įveikti kylančių iššūkių, tai tu tiesiog tos karjeros nepasieksi. Ir taip, šitas karjeros kelias yra labai sunkus ir ypatingai psichologiškai sudėtingas, kadangi visuomenė vis dar vadovaujasi tokiamis kaip ir stereotipinėmis nustatytomis normomis, kad menas yra tokia nekvalifikuota specialybė. Ir man tai iš tikrųjų kelia neigiamas emocijas ir aš stengiuosi tai perlipti, nes tikrai esu su labai daug įvairių skirtingų nuomonių susidūrusi apie tai ir labai iš tikrųjų didžioji dalis buvo neigiama. Tai manau, kad ypatingai psichologiškai šitas sritis yra sudėtinga. Na, aišku, ir kadangi patys sritis reikalauja praktikos žinių, tai tikrai yra labai sunku, kadangi turi turėti ir valios, ir ryžto, ir nusiteikimo pradėti darbą ir jį užbaigti. Tai manau, kad tikrai yra pakankamai sunku, bet esu pasiryžus. Okay. O namuose ar sulauki palaikymo iš tėvų? Žinau, mano šeima jeigu neturėčiau tokios šeimos, kokią turiu, greičiausiai mano dabartinės idėjos nebūtų plėtojamos, nes mano mama nuolatos man sakydavo, kad siek to, ko nori tavo širdis ir niekada nežiūrėk atgal, nors ir, kaip ir minėjau, labai daug esu neigiamų nuomonę apie tai susidūrus. Taip. O ar savo laisvalaikiu, ne savo laisvalaikiu, tai iš tiesų susidariau tokį įspūdį tavęs klausydamas, kad tu savo laisvalaikiu irgi jau kažką darai, kad siektum būtent kažko šioje srityje. Gal papasakot, ką tu darai savo laisvalaikiu? Yra tikrai labai daug dalykų, tarsi visas tas mano laisvalaikis susideda iš labai daug mažų detalių, ką aš darau. Tai aš šiaip piešiu dizainus, savo kolekciją piešiu, rašau straipsnius, kadangi vis tiek reikia turėti ir literatūrinių žinių apie tai. Skaitau labai daug apie madą, taip pat prisidedu mokykloje prie įvairių projektų. Ką dar veikiu, siūnu šiaip laisvalaikiu. Manau, kad gal tiek iš tokių konkretesnių dalykų, šiaip kurių turinį socialiniuose tinkluose. Stengiuosi prasimušti ir toje erdvėje, kad vėliau būtų lengviau. Taip pat ir buvau įsidarbinus būtent tokioje srityje. Tai manau, kad kiekvienas mano sprendimas, kiekvienas žingsnis vis tiek veda link to vieno pagrindinio mano tikslo. Gerai. Pirmas klausimas man toks kyla natūraliai, ne? Bet tu kažkur 35 valandas turi paroje, taip? Norėčiau. Nes taip, ir tą daro Viltė, ir tą daro, ir tą daro, ir tą daro. Ok. O ką tik minėjai, kad buvai įsidarbinus. Taip. Gal gali papasakot plačiau? Tai, kaip čia pasakyti, 10 klasės gale, man buvo 16 metų, aš įsidarbinau H&M drabužių parduotuvėje. Ir iš tiesų, tiesą pasakius, aš nuo 14 metų labai norėjau dirbti, bet tokio amžiaus niekas dar nedarbino. Ir aš, aišku, nebuvau išsigrynusi, kuo aš noriu tapti. Man buvo darbas tiesiog, kad dirbti. Ir kai man sukako 16 metų, aš pasakiau savo, kad viskas, baigta tinginystė, reikia dirbti, reikia siekti savo karjeros. Ir iš tikrųjų labai daug ką padariau dėl to. Fiziškai ėjau į įvairias įmonės, prašiau ir tikėjausi, kad bent viena iš tų įmonių pastebės mano unikalumus. Tai taip ir buvo. Ir iš tikrųjų įsidarbinau, labai ilgai dirbau, labai geras kolektyvas. Ir esu labai
dėkinga už šią patirtį, kadangi tai vis tiek yra patirtis mados srityje, leido man artimiau susipažinti su tam tikra kažkokia dalimi būtent mados srities. Tai. O kas tave paskatino tą norą dirbti, nes pati minėjai, kad nuo 14 metų tu jau nori dirbti, kodėl, tarsi 14 metų, kodėl neįti tiesiog ledų suvalgyti, kodėl dirbti? Aš augu tokioje aplinkoje, kur žmonės yra savarankiški, nuolatos skatina patį savarankiškumą ir tokį, kaip čia pasakyti, norą nuolatos tobulėti. Ir mano tas tobulėjimo įsivaizdavimas ir buvo tai, kad aš žengsiu vieną koją į suaugusių pasaulį, patirsiu tai, ką reiškia dirbti ir prisimti tam tikras atsakomybės. Ir ir tiesiog, kaip ir minėjau, augo aplinkoje, kuri nuolatos skatina tapti savarankišku. Labai norėjau būti finansiškai savarankiška, man labai nepatinka nuo kitų kažkokių žmonių priklausyti. Tai kai įsidarbinau, tapau finansiškai savarankiškas žmogus ir supratau, kad man tai patinka ir to siekiu gyvenime. Na, 16 metų žmogus įsidarbina, sakom, Sudėtinga, žinai, nes tikrai retai sutiksi žmogų, kur sako, tikrai nori įdirbti. Na, visas gyvenimas prieš akis spės dar kaip prisidirbti, kaip sakant, ir mokesčių prisimokėti. Ar rekomenduotum kitiems 16-mečiams irgi įsidarbinti? Toks, tiesiog bendramžiams, ne? Tikrai 100% taip. Tikrai rekomenduoju, kadangi darbo patirtis ugdo žmogaus laiko planavimą, ypatingai laiko planavimą, kadangi dirbau mokslo metų pabaigoje, tai vis dar šiek tiek tų pamokų buvo ir vis tiek reikėjo derinti su mokslais, tai tikrai buvo sunku ir dirbau net ir mokslo metų pradžioje, žodžiu, visą vasarą ir tada paskui mokslo metų pradžioje dar dirbau. Tai tikrai yra labai sunku, bet tada išmoksti to laiko planavimo, nebeskiri laiko tokiems dalykams, kurie nereikšmingi tavo gyvenime, kurie neturi jokios kažkokios pridėtinės vertės. Tada darbo patirtis suteikia atsakomybės jausmą, kadangi labai daug paauglių, aš asmeniškai pastebėjau, kad įsivaizduoju suaugusio pasaulį kaip lengvo, kaip labai paprasta, pilna kažkokių naujų galimybių, nes vis tiek atsiveria platesnis pasaulis, nes daugiau dalykų galim patirti, daryti. Ir labai svarbu patirti tą suaugusio pasaulį per darbo prizmę. Reikia suvokti, kad yra dalykai, kuriuos tu turi padaryti, kuriems tu tiesiog negali pasakyti, aš nenoriu, aš šiandien esu nenusiteikęs jų daryti ir negali tiesiog atsisakyti. Yra dalykai, kuriuos reikia padaryti ir tu juos padarai. Kitaip, yra tam tikros pasekmės. Taip. Ok, gerai. Visus dabar siūsim dirbti. Gerai. Gal gali pasidalinti tokia paslaptime, ne? Kaip to pavyko suderinti darbą su mokslu? Kaip jau išgirdom prieš tai, ne? Laiko planavimas ir griežtas, bet ant kiek tai yra sudėtinga iš tiesų? Tikrai labai sudėtinga, bet kaip ir minėjau, siekiant karjeros reikia nusiteikimo, ryžto ir tu turi įsivardinti tam tikrus dalykus savo. Ir aš asmeniškai, kai pradėjau dirbti, mano tiesiog supratimas buvo toks, kad mano prioritetas yra mokslai. Jeigu man nesiseks mokytis ir derinti kartu darbo, teks atsisakyti darbo. Tai mane skatino viską planuoti, nes aš žinau, kad aš noriu dirbti, aš noriu būti finansiškai atsakinga ir savarankiška, bet taip pat aš turiu siekti gerų rezultatų mokykloje. Tai tiesiog tas suvokimas, kad mano prioritetas yra mokykla, bet aš turiu užklasinę veiklą, kuri man yra tikrai labai svarbi, leidžia man geriau viską planuoti ir suderinti. Tai šiaip tiesiog disciplina, paprasčiausia disciplina, tu turi išmokti disciplinuotai gyventi. Yra tam tikri dalykai, kuriuos tiesiog reikia padaryti. O kaip tu galvoji, disciplina, dažnai yra sakoma, kad disciplina yra kažkoks kalėjimas, kiti sako, kad disciplina kaip tik yra absoliuti laisvė. Kurią pusę tu palaikytum? Aš sakyčiau, kad aš būčiau linkus sakyti, kad tai yra laisvė, kadangi tai yra vis tiek asmeninis pasirinkimas. Tu renkiesi tam tikrus dalykus ir tie pasirinkimai lemia tavo ateitį. Ir disciplina ir yra tai, kad tu kažkokius veiksmus atlikdamas gerini savo ateitį.
Tai aš manau, kad tai yra tiesiog laisvės išraiška, tu pats pasirinki, kaip tu nori gyventi. Tu turi laisvę pasirinkti nebūti disciplinuotas ir turi laisvę pasirinkti būti disciplinuotas žmogus. Tai Taip. Gražiai čia. Taip, ir Viltė taip pat sukūrė kostiumus mūsų kalėdiniam vaidinimui. Na, Taip. gal gali tiesiog pasidalinti trumpai šiek tiek apie patį procesą, kaip tau sekėsi, patiko, nepatiko? Patikti, tai man labai patiko. Tikrai aš iki šiol dabar galvoju, kaip buvo smagu. Tiesiog aš šiaip esu labai komunikabilus žmogus ir mėgstu bendrauti su žmonėmis. Tai šita patirtis ir įvedė mane į tą sritį, kur reikia bendrauti su žmogumi, reikia sužinoti, ko nori kitas žmogus, kurį tu rengi, reikia sužinoti, kaip jisai jaučiasi. Ir buvo tikrai situacijų, kai žmogus man pasakė, kad ne, aš nenoriu taip rengtis ir tau reikia pergalvoti visą šitą idėją. Man buvo tikrai smagu, buvo iššūkių, kadangi teko surasti, kur ką nupirkti, kaip ką padaryti, kaip spėti padaryti dalykus, nes aš esu žmogus, kuris apsiema ir padaro. Tai buvo tikrai labai smagi patirtis ir tikrai norėčiau kartoti. Gerai, pakartosim. Gerai. O sakyk, mados dizainas, ar reikia žmonėms domėtis mados dizainu? Žinoma, tikrai. Ir yra labai svarbu išskirti du esminius aspektus mados dizaine. Pirmas aspektas tai tas, kad mada ir drabužiai yra labai du skirtingi dalykai. Mada yra menas, o drabužiai yra tiesiog kažkoks daiktas, kurį mes nešiojame, kur mes kažkaip reiškiame save, tai irgi yra tam tikra meno rūšis, bet pati mados industrija, visos naujos kolekcijos, dizainerių mintis, vis tiek tai yra sudėtos kažkokios idėjos, kurios kažką reiškia, tai yra menas. Ir reikia suprasti tai, nes yra labai daug žmonių, kurie galvoja, kad menas, ta prasme, ne, tikrai, mada nėra menas. Tai manau, kad tą reikėtų išgryninti ir tikrai plačiau apie tai šnekėti. Ir taip pat reikia suprasti, kad mados industrija tikrai yra žalinga, teršia gamtą, tikrai visi žinome apie tai. Ir reikia rinktis drabužius pagal jų gamybą ir kaip čia pasakyti, ir neremti greitos mados parduotuvių. Taip. 10 klasė buvo apie tavo projektinis, apie tai, taip? Taip. Labai gerai, kad irgi tokia jautrė, visai neatsakyčiau temą palėtė, ne? Ta greita mada, ypač 21 amžiuje, ne? Greit pirk, greit parduok, greit suvartok. Ir iš tiesų lieka kalnai drabužių, kurie tiesiog lieka. Taip. Kurie net lieka. Aš kartais pati paklausiu savęs, kodėl pas mane spintai tiek daug drabužių. Kodėl aš juos vis dar laiku, aš jų nedėviu, man tavarsmė net nereikalingi, kodėl aš jų turiu. Ir tai kodėl? Vartotojiškumas. Mados ir kažkokių mados tendencijų, naujų madų siekimas. Tai tiesiog yra, tai yra kaip... Narkotikas? Jo, mes iš tikrųjų taip parodome savo neunikalumą. Jeigu mes siekime kažkokios vienos mados, mes su banda einame. Jeigu mes nerealizuojame savęs kaip individo, kaip vieno asmens ir nereiškime savęs per madą, tai mes gyvename su banda. Tai manau, kad tai yra tiesiog vartotojiškumo simbolis ir tiesiog tai parodo, kokie mes esame žmonės. Šiandien grįžtam namo, išsivalom spintas, ne? Aš jau tą padariau. Šaunu, ne? Eisiu aš išsivalyti, išsimesti savo juodas maikės. Gerai, ir turiu tau, Vilte, 2 paskutinius klausimus, ar žinai juos? Ne. Pirmas, kas yra tavo autoritetas? Taip, mano autoritetas esu aš po 10 metų. Kaip? Tiesiog vieną dieną internete žiūrėjau skirtingus video ir papuolė man toks vienas vaizdo įrašas, kur Matthew McConaughey 2014 metais per geriausią aktoriaus apdovanojimų ceremoniją pasakė tokią kalbą. Manęs paklausė, kas yra mano autoritetas.
Ir jis atsakė, kad jo autoritetas yra jis po 10 metų. Po 10 metų jo paklausė, ar tu esi tavo autoritetas? Jis pasakė, tikrai ne. Jis pasakė, mano autoritetas esu aš po 10 metų. Ir kas 10 metų, jis sako, kad jo autoritetas yra jis po 10 metų. Kodėl aš sutinku su jo šitą mintimi? Todėl, kad galvodami, jog mes, įsivaizduodami mus geresnius negu dabar esame, po 10 metų mes duodame savo laisvę. Mes gyvename kažkokią idėją, mes neturim užbrieštų kažkokių tikslų ir nuolatos siekiame kažko daugiau. Mes niekada neužsibrėžiame savo tam tikros ribos. Todėl manau, kad aš ir esu savo autoritetas, būtent po 10 metų, kadangi aš įsivaizduoju save kaip kitokią, geresnę negu dabar esu, patobulėjusią ir aš tikrai garantuoju, kad po 10 metų sakysiu, kad man vis dar reikia tobulėti ir man tai patinka, kad nuolatos tobulėjame ir siekime kažko daugiau. Taip, mano autoritetas esu aš po 10 metų. Okay. Ir paskutinis klausimas, Vilte, kokia yra pati didžiausia tavo svajonė? Toks klausimas, kur aš pati labai dažnai savęs paklausiu. Aš tiesiog noriu būti laisvas žmogus, aš noriu galėti pasirinkti, noriu dirbti atmosferoje, kurioje galiu pasirinkti, į kurią noriu eiti, dirbti. Noriu tiesiog užaugti geras žmogus ir tiesiog noriu įgyvendinti savo dabartinės svajonės ir galų gale pasiekti savo mados tikslų. Taip. Tai linkiu, kad išsipildytų. Aš irgi labai tikiuosi ir ačiū. Nu tai jau tikrai pusę kelio jau nuėjai. Taip. Labai gerai. Tai ačiū Vilte tau už pokalbę. Ačiū, kad skyrei savo laiko, kad atėjai pas mus čia, pasidalinai savo patirtimi, išmintimi ir daug gražių minčių šiandieną išgirdome. Ačiū tau. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Ir ačiū visiems žiūrovams, kurie išbuvo su mumis iki galo ir tuomet susitiksime kitoje laidoje. Viso.